Mėlieji mano, nerandu varputės. Padėkit man. Aš dabar galvoju, jis vyriškas, nevyriškas, vibrantiškės. Blema, man toks jausmas, kad čia moteriškas. Nes, pažiūrėkit, kas Jėzau. Tai aišku, dar ir va, ir boružėlė nesustok žaisti. Grinai, čia ko gero dar surėmėjęs šitas kaimas. Gal ten ir parduotuvė dar yra, ten aš tikrai neisiu, man to nereikia, aš netaip auklėtas, žodžiu. Nes, dabar aš praktiškai jaučiuosi, kad kažkaip tai kaip vyras, tai kai nuskriaustas, vibrantiškės yra, nežinau, o kodėl nėra, pavyzdžiui, blediškių, kodėl? Kodėl nėra, ką? Nėra, nesąžininga. Tai va, tai žodžiu, šito kaimo netrauksim. Gal jis kažkiek ir skaudus, ypač jeigu važiuoji po kaimo pavarpiai ir tu nerandi tos varpos, ko gero jinai sušalus, kažkur kūdroj guli. Kažkaip tai vyrai reiktų mums susiimti, kažkaip ieškoti, o šitas kaimas, tai nežinau, visai toksai, blemba, nežinau, reikia eiti žiūrėti. Va ten, žiūrėk, kas ten da kitoj pusėje kelio, kažkoks šūdas kabo. Čia gal blemba, kas čia daros, mašinos važiuoja. Čia, man atrodo, ir kelias moteriškas pagal kokybę, matau. Ir mašinom vairuoti tik moteris gali, kaip aš čia važiavau, nežinau. O, žiūrėkit, ką dar radau. Važiuokit. Vibratoriai auga, blemba, ant medžių, pipėts, nebūtų vibrantiškės, Ir dabar jūs man pasakykit, tai čia kas čia dabar vyksta, kur čia tos lygios teisės, Kodėl pavarpiuose nėra falui paminklo, o čia, prašau, prikabinta vibrantiškėse vibratorių, Nesąžininga aš skaitau. Kur Lietuva eina, kodėl, kas čia vyksta, Mylėjai, dar vienas kaimas. Čia noriu pasakyti, kad čia yra toks rimtas kaimelis. Tai jisai yra po vibrantiškių jautrus vyram. Nes būtent čia vyrai renkasi sekmadieniais po mišių ir liūdi dėl to, kad yra dingusi varpa. Ir dėl to čia vyksta susibūrimai, o iš nevilties kai kurie vyrai pradeda spiegt. Todėl aplinkiniai šitą kaimą ir pavadino spiegliais. Žodžiu, spiegimas tai nėra blogai. Spiegia dažniausiai tik vyrai. Net kūdikystėje nustatyta, kad vyriškos lyties vaikai spiegia aiškiau, gražiau ir lietuviškiau. Žodžiu, viską geriau daro. Ypač spiegt. Tai spiegt nėra gėda. Spiegt yra vyriška, suprantat? O dar yra tokia tradicija, net ne tradicija, galima sakyti, požymis yra, vyras niekada nesensta, jis bręsta, suprantat? Todėl reikia spiegt. Nebijot spiegt. Va, prašau, pažiūrėkit, va. Aš ką tik grįžtu iš spieglių, buvau sutikęs porą senbernių skaitovų iš klubo, kur vinukas įteikė man šitą knygą, gražią Paveldėtos paslaptys. Būtent pagal šitas paslaptis ir pasako jums šitą istoriją apie spieglius. Būtent čia vyrų gimtinė, suprantat? Būtent čia. Viskas čia yra labai gražu. Kurvinukas, mūsų pagrindinis rėmėjas. Nes daugiau rėmėjų kaip ir neturiu, žodžiu. Tai va, dar davė gėrimų kažkokią man čia pasidėjau. Bet aš paskui jau čia prieš kameras, tai negražu gert. Tai va, ir viskas. Su ausinukais esu tam, tai nekreipkite dėmesio, neturiu nei telefono, nieko neturiu. Bet ausinukus įsidėjau tam, kad nesigird, kaip jie ten spiegia. Nes varo falcetų, tai kai konkrečiai. Nesigirdi jum, ar ne? Tai jūs vyrai, dėl to ir negirdit. Moteriškės greit suvostų tą kvapą ir garsą. Tai va, tiek. Palaukit, paklausysiu. Bliat, kaip spiegia. Gamta čia graži, bet nusičirkš čia galima, žinokit, leistina. Vis tiek iš gamtos gamtai, bet tik vyram. Nes vyrai yra vis tiek tokia giminės dalis. Aš tau pasakysiu, kaimas kaip kaimas, Tu matai tos vyrus, kurie čia susirinkę dabar specialiai važiuojam. Ar jau jie nuėjo su relikvijom, regalijom toliau? O, sarkryžėlė. Oho, turėtume užklimt. Kaimas tai vyriškas. Ne?
Spiegliai. Labai graži vieta. Vyrų miestas, matot? Matot? Net pažymėta, kad miestas. Matot, kiek visokių pridėta. Šriubiškės. Ar kas nors jaunystėje nėra pasukinėjęs tų šriubelių varžtelių? Šriubiškės. Šriubiškėse galima viską pasukinėti. Ir varžtelius, ir viską. Čia toks kaimas. Čia grinai vyriškas. Ten ką nors pakrapštyti, pasukt, paremontuoti. Grinai. Šriubiškės. Apie viską pagalvota Šriubiškėse. Šriubiškės labai mielas miestelis. Tik tai dabar kažkur tai dar turi būti Šriubiškėse buvęs šitas labai gražus kažkada tai ir prabangus tas, anas. Dvaras, atsiminiau. Ir tą dvarą, žodžiu, nugriovė bobos iš pavydo, kad vyrai čia gerai gyvena. Tai va, aš dabar bandau ieškoti, surast, gal man pavyks. Jei nepavyks, tai nors čia pažymėsim Šriubiškės. Šriubiškės yra gražu, reikia pripažinti, kad Šriubiškės yra nuostabus miestelis. Va. Baigęs Šriubiškės, o jos toliau prasideda. Tik vyrai taip gali sugalvoti, kad barankos forma Šriubiškės yra. Labai gražu. Va, čia, man atrodo, ir yra tas dvaras Šriubiškių. Sodų gatvėj. Grinai, va, prašau, važiuojam į Šriubiškių dvarą. Nes Šriubiškės yra vyriškas miestelis. Ir aš čia būtinai turiu pažymėti. O, ir likęs dar, jūs pasižiūrėkit, kaip čia gražu Šriubiškėse. Matot Šriubiškių dvaro liekanas? Labai gražu. Čia gyvena šriubiai. Labai gražus miestelis, tikrai. Bet tikrai vyriškas. Visa aplinka vyriška. Pastatai vyriški. Čia va šriubuota, nepabaigta, bet sakė padarys. Žadėjo, sako, tikrai bus. Nes Šriubiškės, vyriškas miestas. Viskas sušriubuota gražu čia. Va, čia irgi darė vyrai, remontavo čia Šriubiškių dvaro likučiai. Paprasčiausiai, iš nevilties, kai jau sunervino su tom vibrantiški moteriškės, vyrai čia apsigyveno ir čia dirbo, darė savo darbus. Čia yra Šriubiškės, čia yra taip tikra, taip stipru, kad net man pačiam pavydu. To viso tas toksai, neskuf, paskutinė tikrų vyrų karta. Nusišnekėjau, skuf, paskutinė tikrų vyrų vada. Nes tai Šriubiškės, rimtas dalykas. Čia ne jums ne šuns papus pakrapštyt. Čia Šriubiškės. Taip vyriška, pažiūrėkit, viskas aplinkui. Matot, aš važiuosiu, aš kažkaip. Bet aš vyras, aš turiu išvažiuoti. Nes čia Šriubiškės. Šriubiškėse turi būti viskas šriubuota. O, matot, pažiūrėkit. O, Šriubiškės. Susuks šriubus ir bus gerai ateity. O dabar važiuojam toliau žiūrėti. Šriubiškių. Tai žodžiu, važinėjom patas Šriubiškės. Ten vyrai taip užsiėmė, kad nenorėjom trukdyti. Tai smeigsim gale kaimelio. Va, prašau. Šriubiškės. Nacionalinis vyrų paveldas. 007, kaip Džeimsai Bondai čia visi. Nes ten taip gražu, aš ten kaip žiūrėjau tuos visus šitus miestelio žymybės, visus statinius, tai manau, kad vyrai vis tiek žada, kad iki kalėdų pabaigs. Neklauskit kurių, nereikia, tiesiog iki kalėdų pabaigs ir viskas. Tai tada bus čia labai gražu, kaip pabaigs. Bet jie turi labai daug planų ir pagal galimybę, žinot, ar finansavimas bus, ar tenai, ar oras geras, ar nuotaika ir ten visi kiti niuansai, kuriuos dabar neturiu galimybės aptarti, nes šiandien sekmadienis visi išvažiavę į Spieglius. Skuf, paskutinė tikrų vyrų vada. Važiuojam. Dar vieną vietą. Tokia jau jinai labai įdomi. Kaušiadala. Kaimelis rimtas tais laikais buvęs, labai. Žmonės kalba, kad anais laikais čia gyveno tokios mergalotos mergos su dideliais papais, kurios maloniai visus sutikdavo ir labai įkyriai vaišindavo. Sako, išgerk kaušelį už mūsų darželį, išgerk kaušelį už mūsų darželį. Va taip, kaip pristodavo, kaip aš, kad prie jūsų pristoju, kad jau čia žiūrėkit, čia įdomu, panašiai.
Bet kai tik kaušelį žmogelis padarydavęs, tai akimirksniu baltus arklius pasikinkydavo. Va čia tai buvo problemytė. Nes kai tuos arklius baltus patys žinot, kaip pasikinkai, viskogi ten nutinka, būna, kartais ir gėda būna, ir svetima, ir karočia. Nu būna. Ir žodžiu, čia vat būdavo dilema šitam kaime. Kai arkliai paneš neaišku, ar jie reališkės, ar jie margeliškės, ar šiaip į kokią brydį, neaišku. Žodžiu, čia tai baisu būdavę. Ir dabar vat važiavom jau tą sankryžą. Aš net žinau, vat manau iš to kavą, ne iš tos trobos tik tai, nes ten vyrai musit ir padaužę bus, matot? Su tom čia kaušeliais dėdavo, ne? Galėjo tai būt? Va, pažiūrėkit, kiek čia viską būdavė. Va čia ko gero. Ir čia ta karčiama gal buvus toj Kaušėdaloj, galėjo tai būt, ne? Miestelis nuostabus. Nu, Kaušėdala miestelis buvo kadaise nuostabus, paskui patapo kaimu, šunkaimiu, vienkiemiu, bet, nu, pats kaltas, girdėjot, kokia ta istorija žiauri buvo. Negailestinga tais laikais buvusi istorija. Va dabar jau išvažiavom iš jo, reiks apsisukti ir važiuoti ir antru kartu dar prasižiūrėti. Vis tiek reikia pažymėti šitą miestelį, nes, nu, jisai, dar viena trobelė graži. Matosi, kad tikrai čia vyrai, kad ant arklių dalyvavę, tai pagal šitus ritimus visus matosi. Čia gerai praėjęs arkliukais baltais. O, auksinė trobelė. Viskas yra čia, viskas taip, kaip buvę senoviai. Nieks nepasikeitė. Nuostabu. Bet svarbiausia, aš galvoju, kad Kaušėdalai gali ir į kaušą gauti, ne? Gali įpilt kaušelį ir gali į kaušą gauti. Va čia dabar dar viena man dilema prasidėjo. Nes pagal tai, jeigu kažkam jau prieš tai įpylė tą kaušelį, pažiūrėkit, ir kažkas prabėgęs, o čia tikrai matos, kad prabėgęs su baltais arkliais, tai kokia tikimybė, kad aš irgi negausiu nuo to baltais arklių kanopą biškį veidą? Yra tikimybė, nes liežuvis mano ilgas, paplonintas, nu kaip paplonintas, paspuogintas, nes nu čia aš tiek visokio briedo pripasakoju. O ypač jeigu tu ant arklio, tai tas briedas gali ir nepatikti. Tai va, bet bus matyt, žodžiu, žiūrėkit ir matysit, laukit tensinio, jeigu bus iš ligoninės priimamojo, nu tai irgi kontentas, tai ten visiems patiks, labai gražu. Matot? Čia daug gražių vietų. Bet gražiausios Kaušėdaloj, čia visi gyvena, čia gražu. Koks tu Kaušėdalas, jeigu sėdi po krūmu. Ir dabar aš pažymėsiu šitoj krūvoj labai gražiai. Pasižiūrėkit, kaip gražu aplinkui. Matot? Matot? Tikrai vyriška vieta. Ir šitoj šūdų krūvoj įsmeigiu Kaušėdalą. Nacionalinis vyrų turtas. Nes kaip be to. Matot? Skuf. Paskutinė tikrų vyrų karta. Paskutinė tikra vyrų vada. Apsiverksiu. Nusišneku dažnai. O žinot, ką reiškia šitas ženklas? Kad va, iki šitos vietos žudyti galima, o jau ten po to jau negalima žudyti. Va būtent, matot, čia net ir akmenų prirasta, išrausta viskas. Nes čia baisu, čia kas vykdavo senais laikais. Nu dabar aišku, čia atkasinėja archeologija, ieško kaulų, griaučių. Čia gal net ir mamutus žudė būtent čia. Nu, tiek yra žinoma. Tiek tos tiesos. Skuf, paskutinė tikrų vyrų vada. Bet, nu, o kokia jurta, pasižiūrėkit Žudiškėse. Matot? Ufonautai čia gyveno. Matot? Labai graži jurta. Meniška. Aš manau, čia galėtume kaip paveldą įrašyti, bet aš nepasiruošęs šiandien. Nes Žudiškės man skamba per žiauriai. Aš galvoju, mes jas galime aplankyti, pamatyti. Labai gražaus miestelis. Ar aš norėčiau tokiam kaime gyventi? Nu, gal ne. Bet nuo Žudiškės nepabėgsit nuo to. Kalba, kad čia seniau žudydavo visus. Net įsivaizduokit, Žudiškės, ant kiek žmonės nuspėdavo, apie ateitį nuspėdavo. Tais laikais, gi nieks nežinojo apie Putiną. Huiekšt, prie Žudiškių yra Putiniškės. Nu tai reiškia, jau kažkas tai žinojo, Vangai jau ir anksčiau gyveno. Taip gali būti? Gali. Tai va, dabar važiuosim prie Žudiškių ąžuolo. Tai ten tas ąžuolas, ant kurio šakų
kabindavo visus tuos, kurie, nu, nežinau, ką nors negerą darydavo. Aš tai kai geras, tai gal manęs nepakabins. Aš per daug geras, aš gal tobulas. Skuf, paskutinė tikrų vyrų vada. Ir kągi, mylieji, mes atvykom į paskutinį šiandienos kelionės. Šiandien atvykome prie Žudiškių ąžuolo. Žudiškių ąžuolo sąlytis. Kaip gražiai skamba, aš atsimenu tokią knygą Sąlytis. Zalytis buvo meilės vardu. Va, atsiminiau tą knygą iš jaunystės, kur žiūrėjom Pimpalus. Ir putytės kaip atrodo. Žodžiu, ne apie tai noriu padėkoti, kad visą šios kelionės metu mane lydėjo senbernių skaitymo klubas Urvinukas, SS Kurvinukas. Ir padovanojo man dar šitą knygą. Kaip davė paskaityti, bet aš kai tik viršelius te skaitau, va, parašyta krauju. Jis užrašė tavo vardą ir tai jau mirties nuosprendis. Einam žiūrėti, kieno vardas čia užrašytas. Ąžuolas tai stiprumo simbolis, o žinant, kad čia Žudiškės ir ant šito ąžuolo viską žudė, nu tai kaip ir nieko tokio, įprasta Lietuva. Ąžuolai žaliuoja. O, ir ženklas pažiūrėkit. Matot? Noriu parodyti, kad ženklas va čia, matot? Va. Toks bet čia ne vyriškas ženklas, nes trūksta vyriško simbolio. Todėl Žudiškės nėra įtraukta, nes aš esu humaniškas ir į nacionalinį vyrų registrą paveldą tą visą nebus įtrauktas, nes tai yra per žiauru. O aš esu nežiaurus žmogus. Vas, pažiūrėkit. Ąžuolas, kaip aš, galiūnas. O, matot? Reikia paragauti. Čia iš tos kaušiadalos. Jūs tai nematėt? A, man tą babutę davė, dabar žinokit. Čia gali ir Žudiškių būti, ir visko, ir Vibrantiškių. Į jūsų sveikatą. Skani šlikštynė. Žodžiu, baigiam šiandienos kelionę. Buvo labai malonu. Ačiū, kad žiūrėjot. Dabar yra tikslas surinkti 100 peržiūrų ir 1 laiką. Nu, laiką aš pats savo užsidėsiu. Jums reikia 100 kartų peržiūrėti. Tada važiuosim kitur žiūrėti gražesnių kaimų. Ir dar pamiršau pasakyti, kad visgi svarbiausias dalykas, kur mano tikslas nuvažiuoti Lietuvoje, tai yra Šilavoto Davatkynas. Miškai miškuoti, aplinkui apmiškę, kas tuo mišku dar miške pamiškę. Vėl mano eilės, nu kaip, gražu, bet dabar ne apie tai. Žodžiu, einam prie reikalo. Nu ką, ir pasibaigė taip mano pirma ekspedicija. Tokia šiokia tokia. Su cirkais, su anekdotais, su nejungta kamera, su pamirštu jungti mikrofonu. Nu kaip, taip normaliai, aš manau, normaliai. Svarbiausia, kad turėjo būti pavydo ypač. O ten, senis pamiršo mikrofonų įjungti, o tas šiti geri bajeriukai. Nu ką, nu pamiršau, nu tai ką dabar man daryti? Nu ir kaip ir, nu. Tai va, tai žodžiu. Ekspedicija pavyko, aplankiau, ką norėjau, ko nenorėjau, tą nelankiau. Nu, taip jau gavosi, nu. O dabar jau suplanuota antra ekspedicija, bet kada ji bus, tai bus matyt. Ne šiandien, ne rytoj, bet gal kai pasnigs. Kai pasnigs ir bus pagada, kaip sako kaime, tai tada ir važiuosiu aš į tą ekspediciją. Ir toje ekspedicijoje turėtų būti dar linksmiau. Gal pasikviesim kokį draugų, kurį gal jau išleis. Nu, jei to neišleis, skambinsim kitam draugui, nežinau, nu. O jeigu ir tą antrą neišleis, tai dėsiu skelbimą Tinderį. Nu, Tinderis tai vis tiek, nu, blemba šiuolaikiškas, viską ten turėtų rast draugą. Draugės ne, čia tik vyrų. Skuf, paskutinė tikrų vyrų vada, suprantat? Čia nėra taip, kad čia kažkokia moteriškė ar kažką pasims. Oi, ne, čia išskirtinai tik tai vyrų kanalas. Ir ypač tas, nu, apie vyrišką solidarumą, už tai ir buvo tie visi reikalavimai, kad peržiūrų būtų maks, nu, 100. Nu ir ką, nu, tas solidarumas ir įvyko, nu, peržiūrų buvo ir vienas ten pirmą reportažą peržiūrė virš 170, antrą virš 110. Ne 1000, iš viso tiek peržiūrų. Nu, tai vat, man tiek kaip ir užteko. Ir aš galvoju, kai bus jau antra ekspedicija, kelsim kartelę. Buvo 100, dabar iškart pažadu, kad jau jei kitą kartą nebus 102 peržiūrų,
nieko nebus. Nutrauksiu iš karto kelionę, blemba ir viskas, sakysiu. Vsio, per mažai peržiūrų, niekam aš neįdomus. Nueisiu krūmuose, paverksiu, pasisiosiu, apsivalysiu, apsišluosysiu ten rabarbaro lapais. Ir tada važiuosiu namo, ir viskas, atsigersiu pieno, pasijungsiu panoramą, pažiūrėsiu, pasidyvysiu, kai visi ant sofos, kai krisiu ir vėl sakysiu, skuf, paskutinė tikrų vyrų vada. Bet vienu žodžiu nesakau su Dievu, bet sakau iki kito pasimatymo. Skuf, paskutinė tikrų vyrų vada. Mes dar dainuosim. Šita pirma ekspedicija tai pasibaigė, bet antra ekspedicija tikrai bus. Pažadu, bus. Net nepažadu, bus ir viskas. Laukiam pirmų šalnų, sniego, pagados ir tada jau aš judėsiu. Tai va, tai tam kartai tiek. Iki. Palauk, kaip ten tas daro iš kaimo? Iki. O, va, taip. Ai, ble. Kai ne va tai visai gražiai atrodo. Kas yra patogu būnant skufo, kai takų yra, tai pirmiausia ovaliukas įeina. Tai jei ar plyta kristų ar ką, galima tada ir be moteriškės eit. Tai pirmiausia įeina kuo, po to tik tu. Tai jeigu plyta kris, čia tik paunkt ir atšoks. Ir nieko nebus. A jeigu tu va toks va esi, tada reikia moteriškę vestis. Tada užleidai ją į priekį, į plytą kris. Tai ne tau ant galvos. Skuf. Paskutinė tikrų vyrų vada. Vyriškas patarimas buvo.